Sveikos, mielos konsultantės. Su jumis aš, Ilona Paulauskienė, Merki kompanijos šalies pardavimų direktorė. Ir su jumis šiandieną panagrinėsiu labai įdomią temą. O tai bus būtent prieštaravimai. Ir į pagalbą pasitelksiu skaidres. Taip. Tikiuosi, kad jos puikiai matosi, jeigu patrauksiu taip savo nuotraukytę iš šoną. Tai pirmiausiai nagrinėsime temą prieštaravimų. Pirmiausia, reikia suprasti, kad tai yra prieštaravimas ir nieko daugiau. Dažnai prieštaravimo temą aš sieju su emocinio intelekto tema, nes išties į prieštaravimus žmonės reaguoja dvejopai. Vieni priima jos skausmingai, kiti jos priima kaip augimą. Tai priklauso nuo mūsų emocinio intelekto, kokie emociniai būkliai būnam. Ir pradėkim nagrinėti, po truputį pasistengsiu kuo greičiau šitą temą atskleisti jums. Pirmiausia, reikia suprasti, kad prieštaravimas tai yra neatsisakymas, o tai yra galimi keli momentai. Jeigu moteris grožio pamokėlėje prieštarauja, tai dažniausiai būna būdas toksai ištempti laiką, kad pagalvoti, pirkti, nepirkti, apsvarstyti, tada jinai klausinėja ir fainai, kad yra iš prieštaravimų. Blogiau yra, kada moteris tyli ir mes nežinom, ką jinai galvoja ir ko jinai nori. Dažnai prieštaravimas būna tik uždaras klausimas, vadinasi, jei kažkas neaišku, tiesiog reiktų į tai atsakyti. Na ir būna skeptiški prieštaravimai, jeigu mes neįsiaiškinom klientės poreikius, ko jai reikia, ir prieštaravimai taip pat rodo klientės susidomėjimą. Tad ieškokite prieštaravimų, tai yra gėris. Žinot, tiek metų vykdau veiklą Merki kompanijoje ir kartais būna taip, kad pamokėlėje nėra prieštaravimo. Ir tada tiesiog būna liūdna, atvirai pasakius, dėl to, kad aš nesuprantu, ar moteriai įdomu ar ne. Bet tada aš nesuprantu, ar tikrai aš esu reikalinga, ar jai įdomi šita tema, tai dėl to aš visą laiką esu linkusi, kada kažkokie tai atsitinka prieštaravimai, atsakai ir toksai valio, nugalėjau, padariau ir sekantį kartą žinau, kaip atsakyti šitą prieštaravimą. Panagrinėsime plačiau. Tai vat, visų pirma, pirmas dalykas, pats svarbiausias momentas, niekada prieštaravimo nesutikite priešiškai, tai yra gynyba. Kada žmogus sako kažką tai brangu, ne brangu, jokių būdų. Galima pasakyti, taip, aš irgi taip galvojau, bet kai pradėjau naudoti ir pamačiau, kiek ilgai užtenka produktų ir koks kiekis buteliuko ir kiek ilgai jo užtenka, aš supratau, kad tai yra tikrai nebrangu. Taip ir po to paneigti gražiai. Ta prasme, susitapatinti su tuo lygmeniu ir nedaryti šito karo tokio, žinot, ginčo, negeneruoti ginčo. Tad yra labai paprasta technika. Pirmiausia, sutinkame su prieštaravimus, supraskite klientę. Čia aš būtent dėjau pavyzdį ir kiekviena moteris esanti prieš mus yra asmenybė ir tą reikia atsiminti, o kada mes tu čia ne taip galvoji, pradedam neigti, tai mes iš tiesų norom ar nenorom galima pakenkti žmogui. Ir čia labai tinka pasakėti apie Saulę ir Vėją, jūs tikriausiai žinote, kada Saulė ir Vėjas susiginčio, kuris pirmas išrenk žmogų. Vėjas pūtė, kuo stipriau pūtė, to žmogus labiau siautėsi, apsirenginėjo, užsisakstė, ar ne? Ir išlindo saulutė, pašvietė savo gėrių gražumu ir žmogus po truputį nusirengė pats. Tai yra tas pats su prieštaravimas. Jeigu mes pūsim prieš, tai galim sutikti tada tokį nefainą momentą, nesmagų momentą nei jums, nei jai, sugadinti santykius. Dar kartą noriu priminti, kad mūsų verslas, Merki, yra santykių verslas. Reiktų suprasti ją. Taip, aš su jūs puikiai suprantu. Jeigu nesako, aš ten per brangu ar neturiu pinigų, mes šitos irgi išnagrinėsim, taip, aš jūs puikiai suprantu. Bet galim rasti sprendimą. Ieškom kartu. Toks prisijungimo momentas ir ieškom sprendimo kartu. Dabar apie žodelytį ne. Visų pirma, ne, tai yra tik 2 raidės ir nieko daugiau. Ir kuo daugiau ne, tuo daugiau pinigų. Tai reiškia, kuo daugiau prieštaravimų įveikėte, tuo esate stipresnė, tuo esate efektyvesnė ir tuo daugiau galite uždirbti. Pagrindinis skirtumas tarp turtingų ir neturtingų žmonių yra tai, kad neturtingi nepriima skausmingai ir asmeniškai, o turtingi kaip dar daugiau taip ateityje. Ne visi gali būti mūsų klientai, jūs tą irgi turite suprasti. Jeigu moteris negali sau leisti paprasčiausio lūpų dažo ar dar kažko, ar jinai perka produktus masinės prekybos vietose, kur kas pigesnius, tai yra jos pasirinkimas. Ir jūs tą turite suprasti ir sutikti su tuo.
Ir taip dar tos labai turtingos moteris, sakyčiau, kurios mėgsta brandinius dalykus, mėgsta reklamą, išgirsta iš draugių ir nori pasididžiuoti, kad jinai kvepinasi būtent tos firmos kvepalais ar kitais, ar ten naudoja produktus kosmetikos vienos firmos ar kitos, tai irgi yra jų pasirinkimas. Mūsų produktai yra kokybės ir kainos santykis yra tobulas, jūs tą turite žinoti. Tai yra tiesioginiai pardavimai, vadinasi, kai kliento jisai produktas ateina mažiausiai pabrangęs, vadinasi, klientei kaina yra labai patraukli. Ir kartais, kai konsultantės baigia savo karjerą, 12 mėnesių nedar užsakymus, aš skambinu ir sako, aš jau perku parduotuvėse, sakau, nu žinoma, jeigu jūs mielai permokate 200–300%, tai jūsų pasirinkimas. Bet jūs turėjote galimybę, ar turite dar galimybę, jeigu ne konsultantė, ar ne, naudot produktus gamyklos kainą, tiesiog įsigyti jo kaip distributorius, ne tiesiog iš gamyklos. Tai yra pati geriausia, patraukliausia kaina moteriai, konsultantės kaina. Klientai taip pat yra naudinga, todėl kad tai yra tik 40%, ne 300, kaip tai yra parduotuvėse. Ieškokite ne, taip daro sėkmingi žmonės, todėl kad tik neaugina. Aš jau sakiau, kad sėkmė mūsų nieko nemoko, mūsų moko nesėkmės, mūsų moko augina kiekvienas momentas, kiekvienas susitikimas su kliente. Ir visada, kada aš gaunu pabaigoje pamokėlės, jeigu visos viską perka, visos šypsos išeina, aš nežinau, ką jūs galvoja, tai yra sudėtinga. Bet jeigu jūs pradeda prieštarauti, išsirutuliuoja ir tu gali atsakyti į klausimus, tai yra klausimai tiesiog, tą reikia žiūrėti labai ramiai, emocinis intelektas yra apie ką. Jūs žiūrite į tai kaip į filmą. Jūs esate to filmo veikėjas, jūs dalyvaujate. Jinai sako, aš neturiu pinigų arba man per brangu. Jūs neturit priimti asmeniškai širdį. Oi, kaip baisu. Ne, tai jinai neturi pinigų, ne jūs. Kažkas atsitiko su produktu, su alergino, kažkas netiko, tai jos oda yra tokia, ne jūsų. Mūsų užduotis kaip konsultančių pritaikyti teisingai produktus, pasiūlyti įsigyti tam, kad jinai naudotų kiekvieną dieną savo namuose ir turėtų sveiką odą. Toks turėtų būti tikslas grožio pamokėlių. Ir tai yra faktas. Taip, dabar klientai yra kur kas įnoringesni, anksčiau būdavo po 8 ne būna taip, o dabar anksčiau būdavo po 4 ne taip, jungsiu kondicionierių karštų labai. O dabar ir 8 kartais reikia ne, kad gautum pirmą taip. Taip. Ir dar paskutinis sakiniukas, kuris man labai patinka, ne, tai yra mūsų profesijos dalis, startinio rinkinio dalis, kurį savanoriškai įsigijome ir jį, kaip ir produktus, reikia pamilti. Mūsų startiniam rinkinėje yra ne tik produktai, bet yra žodeliai ne, kuriuos reiks praeiti. Jūs paklauskit visų karalienių, sėkmingų konsultančių, kuriuos vykdo žvaigždžių, superžvaigždžių programas, kiek ne jos turi. Ir žinot, mano istorija, dabar čia bus kriauklės efektas, apie kurį aš mėgstu sakyti, tai yra kažkokia tai istorija, ne? Mano istorija tokia tikra tiesa, mane sustabdė mano sandėliukas. Žinot, aš kada pirmuose pamokėliuose gavau ne, aš buvau nepasiruošus taip pat. Ir man toks buvo wow, ir ten grįžau vos neverkdama, ir ten, nenoriu, viskas, ką man to reikia, gal aš kitur, ta prasme, man per sunku atrodė. Bet atsisukau į spintą, kurioje buvo sudėti produktai, mano sandėliukas ir supratau, kad juos reikia realizuoti. Ir jeigu pavojus yra išeiti net nepradėjus, tai yra įsigijant startinį rinkinį mėgstamiausi. Tik tai, ką naudoju pati. Nedidelis startinį rinkinį. Tai yra pavojus, todėl kad yra komforto zona. Neparduosiu, pati sunaudosiu. Toksai savisauga, bet tai yra saviapgaulė greičiau. Todėl, kad sekančiai pamokėliai po to, kai aš nusprendžiau, kad išparduot produktus turėjau tokį gerą pardavimą, kuris atpirko man, tai buvo mėnesio atlyginimas. Ir aš supratau, kad aš jeigu per 2 valandas galiu uždirbti šitokią sumą, tai vadinasi, man nereikės dirbti kiekvieną dieną, arba ne kiekviena pamokėlė bus teigiama, sutiksiu vairiausių žmonių, bet aš į kiekvieną tą klausimą, į kiekvieną tą prieštaravimą aš kaupiu kaip lobių skrynę atsakymus į jį. Tai šiandieną šiek tiek pasidalinsiu, kokių tų atsakymų galimai gali būti. Dar vienas svarbus momentas irgi iš prieštaravimų. Jeigu negalite pakeisti aplinkybių, pakeiskite savo požiūrį į jas. Sukurti projekciją ir tikėtis pozityvaus atsakymo visur ir visada. Ir minusus keisti pliusus. Papasakosiu apie ką čia. Čia yra apie tai,
Kada konsultantė gauna užduotį skambučiam, ne, paskambinti, pakviesti ten 20 skambučių padaryti per dieną ir susiorganizuoti grožio pamokėlės, ar ne, ar ten pravesti verslo interviu, bet tiek viskas prasideda nuo skambučio. Ir tada atsakinga lietuvių moteris, konsultantė pagalvos, kad, nu taip, reikia man tai padaryti. Davė užduotį, aš turiu ją padaryti. Bet jinai daro tik dėl to, kad duotų ataskaitą direktoriui, kad aš tai padariau. O pati galvoja, kaip būtų gerai, kad neatsilieptų, kaip būtų gerai, kad jinai nesutiktų, skambina ir galvoja, dabar pasakys ne, dabar nesutiks, taip ir yra. Bet jeigu jūs pakeisite projekciją, prieš skambinant atsisėdat, iškvėpėt ir galvojat, o dabar šita moteris, jai labai reikalinga šitą pamokėlę, šitą mano konsultaciją, jinai sutiks, jai mielai pasikvies 3 moteris ir su šypsena veide skambinate, moteris kitam ragelio gale jaučia jūsų energiją. Čia emocinis intelektas, jaučia jūsų emociją. Ir jinai galvoja, ko ta moteris, aš sakau, jai ne, o jinai šypsosi. Jinai sako, ne, gerai, gal kada, gal kitą kartą vėl tarėtis ar ne toliau. Na, tada sakot, nu, aš vietoj jūsų neatsisakyčiau, arba labai fainas toks yra posakis, protingos moteris pirmą išklauso, o paskui pasako, ne. Padalyvaukit, man labai svarbi jūsų nuomonė, pažiūrėkit, jis sako, aš naudoju produktus, nuostabu. Būtų keista, jeigu nieko nenaudotumėt. Visos mes kažką naudojam. Tai man labai svarbi jūsų profesionalo pagalba ir eksperto nuomonė. Ar galėtumėt sudalyvauti grožio pamokėlį ir pasakyti, kaip tai atrodo, kaip produktai, kaip mano darbas, aš būsiu jums už tai dėkinga. Ir jinai pasijaus tokia profesionalė. Tai čia yra labai daug visokių variantų. Tai vat, nesėkmių nėra, tai yra rezultatas. Teigiamas ar neigiamas, bet tai yra bet kuriuo atveju rezultatas. Ir tikėjimas žlugimu, proto nuodijimas, tai čia yra susijęs su viskuo. Visur gyvenime, ar tai būtų merikėjai veikla, ar tai būtų jūsų asmenis gyvenimas. Bet jeigu jūs kažką pradėjot ir viduj tikite, kad nepavyks, jūs teisi. Jeigu tikite, kad pavyks, jūs irgi teisi. Čia yra tik pasirinkimo reikalas. O proto nuodijimas tai yra toksai, čia yra posakis iš protingų žmonių citatų, paimtas dėl to, kad ir senstam nuo to, ir energija eina į apačią, ir depresijos, ir visi kiti dalykai yra nuo netikėjimo tuo, ką darai, arba netikėjimo savimi. Na ir visi gyvenimo įvykiai neatsitiktiniai ir yra mums naudingi. Kai grįžtu iš pamokėlės, pažiūrėkite, kokį pliusą turėjote. Turime 4, ne? Tai realizacija, rekomendacijos, sekančios rezervavimas pamokėlės ir rekrutacija. 4R. Kažką gavote. Ar gavote kokią rekomendaciją? Nebūna neigiamų susitikimų, bet kuriuo atveju jūs gavote patirtį. Bet kuriuo atveju gavote prieštaravimą, padėkokit tam prieštaravimą, nes jūs žinosite, kaip sekantį kartą jį galėsite įveikti. Skubinu, nes didelė tema. Taip, kokie galimi prieštaravimai konkrečiai grožio pamokėlės metu? Tai pats pagrindinis ir toks pirmas, manau, dažniausiai sutinkamas. Man patiko, bet tai per brangu. Tiesa, merginos, galite tas skaidres nusifotografuoti, paskaityti, kada jums bus patogu. Tai pirmiausia, kas tai yra per brangu? Čia labai toks sąlyginis dalykas, mes nežinome, kiek jai per brangu. O gal jinai nenori pirkti, gal jinai tiesiog, ar ne, pasakė, nes jinai nenori pirkti, o nepatogu jums tiesiai šviesiai akis pasakyti, tai jinai gali sugudrauti. Tai būna. Todėl reikia patikslinti. Ar teisingai aš jūs supratau? Patikslinkite, prašau. Ir galite patylėti. Šis pauzės yra aukso vertės šitoje vietoje. Pauzės. Ir netikslina, man tas per brangu, ne? Tada aš dažnai sakau, kokia suma būtų jums komfortiška šiandien išleisti kosmetikai? Jums gali sakyti 50 eurų. Tada aš sakau, ar teisingai aš suprantu, kad jums trūksta tik 50 eurų, kad įsigyti visą sistemą, visus produktus, kuriuos šiandien jums parinkau. Jeigu aš juos parinkau 100 eurų, ne? Jinai šiandien gali 50. Jis sako taip. Aš tada sakau, tai yra 2 variantai. Jeigu šiandieną visą sumą sumokate, tai jūs gaunate plus dovanėlę. Tai ne prie vis laiko prie rinkinių, aš jau apie tai kalbėjau, 10% sumoje nuo rinkinių, tai bus už 10 eurų kažkas dovanėlė, ar teptukas, ar ten dar kažkas, ar rankų kremas, jums bus dovanų. Ir yra kitas variantas, galite pusę sumos sumokėti dabar. Aš jums supakuosiu visus produktus, o likusią sumą mėnesio laikotarpį. Ar tinka taip? Jūsų tikslas yra vizualizacija, kad neišeitų su rinkinuku iš pamokėlės, ne? Ieškokit. Esmė yra, žinokit, aš jums nepasakysiu visų situacijų, neįmanoma jų visų sakyti, bet aš esmę noriu pasakyti. Turite ieškoti sprendimų. Ne, tai nereiškia ne. Ne, tai reiškia galbūt, o galbūt reiškia taip. Pas moterį taip išdėstas protas. Jeigu jis sako ne, jinai galvoj suka galbūt,
o paskui jūs galite davesti kitaip. Jei nori pirkti, bet neturi pinigų, tada pradėm skaičiuoti, kiek taupo. Šitą aš darydavau anksčiau, dabar aš to nedarau, pas mane taip nebebūna jau, nes iš ties Amerikai produkcija nėra tokia brangi, kaip buvo anksčiau, lyginant su perkamąja Lietuvos galia, ar ne? Bet kuriuo atveju ieškom būdų, kad sistema stovėtų jos vonioje, visa sistema. Ir jeigu jinai sako, aš šiandieną tik prausiklį ir kremą, o tos vėliau, sakau, žinot, aš turiu produktų, turiu pakankamą sandėlį, aš norėčiau, kad jūs turėtumėt rezultatą. Mano toks yra tikslas. Tad įsineškite visus produktus, o dalikusios sumos aš susitarsime. Bet vietoj jūsų, aš pasiskolyčiau pas pamokėlį šeimininkę, pas organizatorę, tos likusius 50 eurų, pasimčiau dovaną. Nu, spręsti jums. Ir palieku ją. Ir žinokit, dažniausiai, jinai ateina su visu 100 eurų, dažniausiai jin turėjo piniginiai. Čia tas toks man, čia ir yra pardavimų tas momentas ir čia nėra tokia gudrystė, kaip pasakyti, žiūrėkit kaip yra. Dabar iš eilės. Juk kaip yra iš tikrųjų, jeigu klientė nenusipirks, tai bus pralaimėjau. Nes ji neturės produktų kasdieną ir oda nešvitės, jūs neturėsite pinigų ir nesuprasit savo verslo iš viso ir gausit negatyvą, ne? Jeigu klientė įsigys produktus, bus laimėjau. Ir jinai naudos produktus ir jūs turėsite pelną, ar ne, jūs turėsite pardavimus. Tai dėl to ir dar kas yra. Laikas, kurį jūs skiriate tam dalykui, valandą ar pusantros grožio pamokėliai, turite gauti rezultatą. Nes čia dar jeigu taip kaimiškai, ūkiškai, kaip kaimietė buvusi, galiu pasakyti, yra nenormalu nenuimt derlių. Jeigu pasodinote derlių pavasarį, laistėt, prižiūrėjot visą vasarą, rudenį reikia nuimt derlių. Negalima jo palikti supūti. Ir šitoj vietoj, kada moteris per sudėtingai žiūri pamokėlės užbaigimą, o ten ir būna prieštaravimai, tai tada ir palieka derlių supūti. Jūs turite vizualizuoti, kad moteris išeina su dideliais krepšiais iš jūsų grožio pamokėlės. Variantas, kada per brangu ir neturi pinigų, galite pasiūlyti pamokėlį šeimininkės vaidmenį, bet jeigu moteris yra labai skupi savo, dažniausiai aplinka būna panaši ir dažniausiai pamokėlė nebūna tokia kokybiška. Aš pamokėlė šeimininkės per tiek metų supratau vieną, kad pačios geriausios tos, kurios myli produktus, kurios daug perka, kurios pozityvios, kurios energingos, kurios ateina laimingos, jos tokias pat laimingas atves moteris jūsų pamokėlę. Tai iš ties taip. Kreditas, tai čia, kaip minėjau, pusė sumos iš karto, pusė ten mėnesio laikotarpį. Aš darydavau tai, kai buvau naujokė, gal tik keli kartai tokie buvo mano gyvenime, niekada nėra, kad nuviltų arba apgautų, ar dar kažkas, susitarsit kaip. Bet iš ties, kada pasiūlau vietoj jūsų šitą mintį, kaip pasakau, vietoj jūsų aš pasiskolinčiau pas pamokėlį šeimininkę ir pasimčiau. Tai jinai taip ir padaro, žinokit. Na ir konsultantė. Dėl konsultantės čia šita vieta, aš galbūt padarysiu atskirą įrašą apie 4 etapų rekrutavimo planą. Pamokėlis, jeigu trumpai, pačioje pamokėlėje reikėtų pasiūlyti pamokėlį šeimininkė tapti arba klientė tapti. Individualiam užbaigime galite konsultantė, jeigu matote, kad moteris pozityvi ir norite komandą, o dar geriau sekant susitikimą. Visgi būtų gerai, kad jin pabūtų klientė ir pabūtų pamokėlė šeimininkė. Tada bus nuosekliai ir turėsite gerą konsultantę. Čia skubėti šitoje vietoje neverta. Dar kokie galimi prieštaravimai, tai kokių cheminių medžiagų čia yra ir čia šitoje vietoje įsigąsta 99% konsultančių ir galvoja, oh my god. Ar jūs esat matę, kaip ateinat pas gydytoją ir gydytoja atsiverčia skirdama vaistus, ten kažkokie tai, dabar jau kompiuterį žiūri anksčiau ten tokias knygas ir skaito ir pasako pavadinimus. Mes neprivalome žinoti visų ingredientų. Neprivalome. Aš šituo atveju visada dažniausiai sakau, jeigu konkretus, pirmiausia, apie kokį konkretų cheminį elementą norėtumėte išgirsti, tada dažniausiai moteris pasimeta, nes jinai pasakė šiaip sau, kad išmušti iš šviežių yra žmonių, kurie jaučia malonumą nuo to, kada išmuša iš šviežių konsultantę, galvoja, kaip čia sutvarkys, kiek jinai profesionali, žinot. O kai paklausiu, kokiu konkrečiai jinai gali pavardinti, jeigu nežinote, puikus klausimas, aš patikslinsiu ir būtinai paskambinsiu ir pasakysiu atsakymą, ne? O tada arba pas savo direktorę susižiūrite, arba pasižiūrite ingredientų sąraše, ar ne, buteliuke, ar pasižiūrite produktų skaidrėse kažkur tai American Touch sistemoje, surasite atsakymą, perskambinsit ir pasakysit. Ramiai. Į visus klausimus taip pat. Nežinot atsakymą, sakot, geras klausimas. Aš patikslinsiu ir būtinai jums pranešiu. Ar yra parabenų Amerikai produkcijoje? Čia toksai buvo seniau, dabar jau tokių klausimų nelabai būna, bet pirmiausiai visus klausimus jūs suprantat, reikia patikslinti. O ar jums reikia, kad būtų? Nes kartais yra buvę, kad reikia.
Nes protingos moterys supranta, kad parabenai prailgina galiojimo laiką, jie neleidžia bakterijom veistis, parabenai, ne? Jie saugo produkto kokybę, suriša produktą ir ta prasme jis yra nekenksmingas. Taip, jeigu sako taip, man reikia super, labai gerai, bet pas mus merkiai yra natūralūs parabenai, tai spanguolių ekstraktas, mineraliniai aliejai, kad žinotumėte, ant pakių kremo, pavyzdžiui, yra mineralinio aliejaus lašiukas, kol nepraspaudėt pirmo karto galiojimo terminas ir neprasideda. O mineralai mums labai reikalingi, o mineraliniai aliejai, konservantai, jie yra konservuoja ir jie neleidžia gesti produktui. Smagu, jog žinote, kad jie neleidžia produktui gesti, rauginti kopūstai irgi parabenai. Čia, jeigu moteris paprasta, jūs irgi galite tą paaiškinti, net vaikiška maistelė yra. Jei ne, tai klausimas tiesiog, ar jie natūralūs, tai parabenai ar ne. Ar reikia ar ne? Tai čia, žinot, kiekvienos klausimas. Taip, turi būti konservuojančios medžiagos, yra visur. Klausimas kokios. Dabar skeptiški prieštaravimai, paprasčiausiai skeptiški prieštaravimai būna tada, kada moteris iš anksto nusiteikusi, žinot, įkasti, įgelti. Nu, tai aš čia dabar suvoliosiu merkiai, aš ten naudoju Sotys Matys ar ten, o dievai, Chanel ar dar kokią kosmetiką ir Dior ir aš suvoliosiu. Ir žinot, eigoje žinau daug atsakymų. Aš žinau, kad pavyzdžiui, kosmetikos kompanijos, kurios reklamuojasi, televizijoje moka didžiulius pinigus už reklamą, o už ją sumoka galutiniam rezultate vartotojas. Ne? Kitaip tariant, produktai pabrangsta dar apie 60% vien tų produktų, kurie reklamuojasi. Tai yra už reklamą. Tai jūs tą turite žinoti. Tai vat, jeigu skeptiškai sako, ai, man neįdomu, arba ten aš visko turiu, tada man įdomi jūsų nuomonė, pabūkite ekspertę grožio pamokėlėje. Jeigu jinai sako, niekas nepadeda man ten, ne, tai tada galite paklausti, o kokią konkrečiai problemą norite išspręsti. Čia yra toks žaidimas. Taip, jeigu jinai sako, man viskas patinka ir tinka, tada puiku, papasakokit, kaip pasikeitė jūsų odos būklė, man labai įdomu. Ir tada pauzė ir jinai galvos. Jeigu sąžininga bus, iš principo tai ne. Galbūt jie nežiūri veidrodį, galbūt jie viskas ir tinka. Ir yra daug dabar, kuo toliau, tuo daugiau moterų, kurios atsirinkę savo kosmetikos produktus. Ar ne? Tai vat pabūti ekspertė pats šitoje vietoje pozityviausias momentas. Jeigu jinai sako, nu, aš naudoju brangesnę produkciją, ar ten, nežinau, tai vat tas klausimas, ką manote apie merkiai produkcijos kainos ir kokybės santyki, yra labai galingas, nes tada moteris susimasto tiksliai. Mano kremas kainuoja kiek visa sistema, o rezultatas tas pats, ne? Tai tiesiog irgi labai tinka. Dabar verslo interviu metu prieštaravimai, tai pirmiausiai pats pagrindinis prieštaravimas verslo interviu metu būna neturiu pinigų. Ir dėl to iš tikrųjų aš kviečiu pas save į komandą moteris, kurios nori užsidirbti pinigų. Ir kada jinai pasako, neturiu pinigų, aš suprantu, kad galbūt jie nesuprato kažko tiesiog. Tai aš ir sakau, mes tam ir dirbame, kad jie būtų. Arba galite pasakyti, jeigu jinai ten, nu, vat, užsiciklino, neturiu pinigų, o rytoj bus, čia toks grubus, žinokit, toks akmenukas į tarpuokį. O rytoj bus? Ne? Nu, tai pradėkim šiandien, kad rytoj būtų. Prisitaikykit savo čia pagal situacijas. Dar, jeigu jis sako, noriu verslą pradėti, bet neturiu pinigų, tai vat, labai fainas dalykas, paklauskite, ar bandė atidaryti parduotuvę, ar skaičiavo, kiek kainuos, arba bet kokį kitą verslą, nes tai yra verslas, bet reikalingas pradinis kapitalas, bet tikrai nedidelis. Rekomenduoju 555 eurus, tai premium paketas su dar plus 4 baziniais, tai yra 13 bazinių viso, tiek, kiek galima pasiimti su 50% nuolaida. O verslo paketas su 60, ne? Taip, dabar o tai platinimas, čia irgi labai fainas prieštaravimas, man jis labai patinka. Aš tada visą laiką tikslinkit. Matot, sistemą, jūs dabar turit pagauti, ką aš noriu jums pasakyti. Prieštaravimai yra tik prieštaravimai, nieko daugiau. Pirmiausiai sutikite. Arba patikslinkite. O tai platinimas. O ką jums reiškia platinimas? Ir patylėkit. Ir jinai pradės sakyti. Nu, kai eina beldžias pabučiais, eina su katalogais per firmas. Aš sakau, mes taip nedirbam. Mes dirbame su pastoviais klientais pagal rekomendacijas. Aš visada pamokėlį pabrėžiu, kad pas mane galite pakliūti tik pagal rekomendaciją. Ir tad rekomenduokite moteris, kurioms tikrai reikalinga mano pagalba, kurios būtų dėkingos jums už šitą suteiktą galimybę. Ir aš labai pabrėžiu savo profesionalumą. Ir jis ateina, pasitikėjimas, profesionalumas ateina su praktika. Kuo daugiau ne, tuo jūs labiau tapsit profesionale. Tad pamilkite tą žodelį ne, tiesiog pamilkite.
Galite dar pavyzdį pasakyti, kad dabar turėti asmeninį įvaizdžio specialistą yra prestižas, be abejo, tikrai, ir turėti asmeninį grožio konsultantą yra prestižas. Jūs galite turėti savo ofisą, jeigu moteriai tai svarbu, gali jinai turėti, bet geriausias rezultatas grožio pamokėlė pas klientę namie, nes tai yra jos teritorija, tai yra labai svarbu, jos teritorija. Taip, jeigu jinai nori būti verslininkė ir turėti savo ofisą, yra tokia galimybė, taip. Aš labai užimta, tai vat čia šitoj vietoj, čia verslo interviu metu esantys prieštaravimai man patinka labai. Kai moteris sako, aš labai užimta, man tiesiog seilė tysta, nes aš žinau, kad jinai bus superinė. Nes tada jums bus lengva rasti klientus, jūs mokate planuoti savo laiką. Jeigu moteris niekur nedirba, mano praktika, gal aš čia taip, kaip pasakyti, visokių šimčių yra, bet daugumoje visumoje, tai iš praktikos galiu pasakyti, kad moteris, kurios geba planuoti savo laiką, kurios turi daug veiklų ir labai puikiai vysto veiklą Amerikėje, tos moteris, kurios nieko neveikia nei čia, nes tai yra charakteris. Mano draugiai nepavyko, toks būna prieštaravimas. Čia aš labai lengvai pasakau, kad ne visi gali būti siuvėjais, o ar bandėte pati šioje sistemoje veikti, ar norite išmokti, jei norite, aš jūs išmokinsiu. Čia aš atsimenu šitą prieštaravimą vienai tokiai moteriai, jinai sako, ai, čia per sunku man, o jinai groja smuiku. Ir aš sakau, bet jeigu jūs išmokot groti smuiku, Amerikiai tikrai išmoksit. Lengvai. Ar ne? Čia ne aukštasis išsilavinimas, nors, aišku, mokytis reikia yra ko. Aš labai kukliai nemoku bendrauti. Būtent dėl to jūs ir kviečiu. Jūs nepažins draugai, kaimynai, giminės net pažins, kaip jūs keisitės ir kokia tapsite savim labiau pasitikinti, nes Amerikėje kompanijos teikia galimybę atsiskleisti kiekvieną. Čia yra asmenybės augimo mokykla. Ir atminkite, kaip aš jau minėjau prieš tai, dar anksčiau, kad moteris galvoja vieną, sako kitą, o daro dar kitą. Kaip sakiau, jeigu ne, tai galbūt, o galbūt reiškia taip. Jeigu moteris pasakė ne, tai reiškia galbūt, o tai reiškia taip. Todėl nesustokite, dirbant su prieštaravimas, ieškokite prieštaravimų. Tegul jų būna jūsų veikloje kuo daugiau, tuo greičiau auksite. Ir dar vienas pavyzdys toksai, kriauklės efektas vėl. Prieina barmenas kaviniai prie žmogus ir sako, ar norite kavos? O klientas sako, ne. Ar esat matę, kad barmenas bėgtų už baro ir verktų? Nenori mano kavos. Jisai tiesiog nueina prie kito staliuko ir pasiūlo, ar norite kavos? Va taip reikėtų elgtis. Ne visiems reikalinga bus Amerikėje kosmetika, ne kiekvienas gali sau leisti, tai yra jo reikalai. Ir pabaigai yra 3 rūšių reikalai. Yra jūsų reikalai, yra kitų reikalai ir yra Dievo reikalai. Tad rūpinkitės savo reikalais ir darykite viską, kas priklauso nuo jūsų. Kitų reikalus palikite jiem ir tada emocinis intelektas išsilygins, jūs nepergyvensite už jo atsakymą asmeniškai. O Dievo reikalai tai yra oras, yra aplinkybės nuo jūsų nepriklausančios, nei nuo kitų. Tai yra kiti dalykai. Tad malda irgi yra gerai, pasitelkti angeliukus, ant dešinės vienas angeliukas, ant kairės kitas angeliukas ir namai pamokėlę paglostykit savo angeliukus, jie be darbo čia sėdi ir kuitėm tabaluoja, paglostykit, sakykit, padėk man. Galite konkretizuoti. Šiandien noriu to, šiandien noriu to, padirbėkit angeliukai, padirbėkit su manim kartu. Įjunkite stebuklą. Labai faina praktika, atsikėlus ryte, atidaryti langą ir pasakyti stebuklę, užeik. Ir jis būtinai pas jūs užeis.